Lietuvoje 9:30 ir jums dirba LNK vakaro žinios. Aš Lina Kairytė. Ir aš Asta Žukaitė. Štai ką matysite. Baimės pasitvirtino. Tarp nelegalių į Lietuvą atklydusių migrantų aptiktas su teroristais siejamas irakietis. Tai tokių asmenų yra ir daugiau kaip. Teismas atmetė šeimų sąjūdžio skundą dėl rugsėjo 10-osios mitingo. Valdžia, saugumas ir policija vis tiek ruošiasi. Modeliavimo veiksmus. Esant tam leidimui, mūsų veiksmai nesant leidimui. O maršistai turi planą B. Seimą keičia į katedrą. Mes esam teisūs, tai ko mums dabar bijoti reikšti savo nuomonę savoje valstybėje? Paaiškėjo, ką per skandalingą kratą Seime veikia tualete užsidaręs Puidokas. Man natūrali reakcija kilo, gal gerbiamas Mindaugas Puidokas trynė kokias nors pažinčių programėlės, pavyzdžiui, Tinder ar Grindr, kur susipažįsta homoseksualūs vyrai. Lukašenka tęsia susidorojimus. Garsioji Baltarusijos opozicionierė Marija Kalesnikava įkišta į kalėjimą 11 metų. Bloga žinia planuojantiems pirkti naują automobilį. Iki Lietuvos atsirito pasaulinė lustų krizė ir naujų mašinų gamyba stoja. To metaliuko nebėra, bet jo nėra tik tai vienam gamintojui, jo nėra visiems gamintojams. Šansų išgyventi jos turėjo tiek pat, kiek numirti, bet Izraelio medikams pavyko. Galvomis suaugusios sesutės atskirto sėkmingai ir pagaliau išvydo vieną kitą. Tarp nelegalių migrantų aptikta asmenų, kurie įtariami ryšiais su teroristais. Kol kas skelbiama apie sprendimą iš Lietuvos išsiųsti vieną irakietį, nes per patikrinimus gauta informacijos, jog šis asmuo gali kelti grėsmę valstybės saugumui ir